Sveiki! Pakalbėkime apie mūsų turimą įrangą ir vieną iš jų vamzdžių lankstymo staklės. Norint kokybiškai ir gražiai sulenkti vamzdį, mes galim imtis kelių priemonių. Tai yra klasika. Pilam smėliu, glušinam galus, liaudiškai tariant, ir pašildę vamzdį lenkiam aplink kažką. Na, rezultatas gaunasi irgi visai neblogas, teko ne vieną kartą tai daryti, tačiau ilgas, nuobodus, tam yra skirtos vamzdžių lankstymo staklės. Tačiau yra keli niuansai. Žmonės dažnai ateina, klausia, sako 20 vamzdį, turiu ten 30 ar 35 vamzdį. Deja, bet kiekvienam vamzdžio diametrui mes turim turėti tam skirtą matricą. Į rankas imu matricą, tokia nemaža. Matrica yra skirta 40 mm vamzdžiui, išorinis diametras, o radiusas lenkimo būtent yra 130 mm. Ar su šita matrica pavyktų sulenkti 35 ar 38 vamzdį? Deja ne. Būtent 40 mm. Esam bandę dėti 38 mm vamzdį, rezultatas tragiškas. Vamzdį ploja ir vamzdis susigrunkščiuoja, vidiniai pusiai lenkimo atsiranda banga. Tikrai nekokybiškas variantas. Ir lenkimo spindulys yra 130 mm, vėlgi dėja negalim padaryti spindulio lenkimo nei didesnio, nei mažesnio. Yra toks, koks yra. Reikia mums kito spindulio, vadinasi, mes turime įsigyti kitokią matricą. Pabandykim sulenkti vamzdį, tačiau ne su šią matricą, o su truputuką mažesnė. Keiskim. Taip. Keičiu matricą. Taip. Šiuo metu mano matrica yra skirta coliniam 3/4 vamzdžiui, tai yra dujų vandentekio, galim tai pavadinti. Milimetrais išorės diametras yra nestandartinis 26,9 mm. Vėlgi lenkimo radiusas yra spindulys R67 mm. Vėlgi nei daugiau, nei mažiau yra toks, koks yra. Taip pat svarbus momentas, tai yra dar prispaudimo elementas. Prispaudimo elementas 40 vamzdžiui ir keičiu į prispaudimo elementą būtent vėlgi 3/4 coliniam vamzdžiui. Viskas. Staklės paruoštos, galim lenkti. Prisispaudžiam prie matricos vamzdį. Taip, įsitvirtinam. Ir nusistatome lenkimo kampą. Šį kartą lenksim 90 laipsnių kampu, vadinasi, įsivedam norimą kampą. Na, jeigu aš įsivesiu tiksliai 90, man sulenks truputuką mažiau, nes metalas turi savybę spirokliuoti, jis grįž kažkiek. Atitinkamai aš turiu su atsarga, na, sakykime, 100 kelis laipsnius nusistatysiu ir lenkiam. Nusistatome 90 laipsnių kampą, na ir dar dadedam kokius 12 laipsnių, manau, užteks. Spaudžiu mygtuką ir lenkiam. Grįžtam atgal. Ir turime tobulą 90 laipsnių kampą. Taip. Vamzdis yra visiškai nedeformuotas, vidinė briauna be užvartų, forma yra išlaikyta. Kyla klausimas, koks yra maksimalus lenkimo kampas. Maksimalus kampas yra, gamintojas sako 200 laipsnių. Tai yra per daug, mes paskui nenuimsim nuo matricos. Aš manau, mes dabar sulenkim 170 laipsnių. Pažiūrėkim, kaip tai atrodo. Lenkiam. Tobula.
Taip, vidinis radiusas, išorinis radiusas, vamzdis nesuplotas, nepakitęs į formą visiškai. Gavom tokią įdomią formą, man tai primena ar dviračio rėmą, ar keturračio lanką. Turite idėjų? Kreipkitės į mus. Šį kartą tiek, iki susimatymo. O kitą kartą mes pakalbėsim apie vamzdžių valcavimą.